Sveiki, mano brangieji, tai yra Taro kortų prognozė jaučiams rugpjūčio mėnesiui. Parašykite, prašau, kaip pas jūs praėjo Liepos mėnuo, ar buvo labiau pozityvus ar negatyvus. Brūkštelkit, duokite reakcijų, pakomentuokite, visiems labai širdingai dėkoju, kas komentuoja, kas reaguoja, kas parašo, ką nors. Visada malonu gauti jūsų žinutės ir padaryti kažkokias tai išvadas, ar esu naudinga. Taip, kas norėtų asmeninės prognozės, aš iškart perspėjau, kad rašykite man čia TikTok'e arba geriausia parašykite mano Facebook paskyroje asmeninė tarologė Liudmila. Asmeninė prognozė kainuoja 10 eurų, ją darau iš jūsų nuotraukos ir gimimo datos, irgi bus pagrindiniai jūs laukiantis įvykiai rugpjūčio mėnesiui. Kągi, pradedam jautukai, kas jūsų laukia rugpjūčio mėnesį. Jaučiai, žiūrim jūsų mėnesį. Traukiu kortas, jaučiai. Taip, kol kas taurės krenta, taurės. Jaučiai, kas laukia rugpjūčio mėnesį, jautukų. Jaučiai, rugpjūtis. Jaučiai, rugpjūtis. Taip, ir tikriausiai užteks jautukams. Taip, žiūrėkite, mano brangus jautukai, iškrenta mėnesio pradžioj korta 4 taurės ir 3 taurės, tai yra kažkoks emocinis pakylėtumas, tas, kas duoda jum emocijas. 3 taurės tai yra kažkokia tai šventė, pramogos, galbūt jūs kažkur tai dalyvausite, gimtadienį, galbūt tiesiog sėdėsite su draugais prie kažkokios taurelės ar dar kažkokiam renginyje. Žodžiu, mėnesio pradžia, toks atsipalaidavimo geras vaibas, kuomet jūs praleisite laiką draugų rate, kažkas tai galbūt dalyvaus gimtadienėje, jubiliejuje, ten, kur kažkas tai, kas teikia jums džiaugsmą, galbūt šitos šventės ilgai laukiate, žodžiu, toks yra malonus mėnesio pradžios vaibas, maloni energija. Taip, Toliau eina korta 10 pentaklių, 2 pentakliai ir saikingumas. Žiūrėkit, jūsų finansinė padėtis turėtų būti labai gera ir stabili. Tai vėlgi, jautukai, jeigu kažkas tai iš jūsų turėjo problemų, prieš tai problemų su pinigais finansiniai srity, galbūt buvo kažkokių tai nestabilių finansinių padėčių, tai čia turėtų viskas sustabilėti. Rugpjūčio mėnesį galite pasijausti, kad viskas išsilygino, kad jau viskas stabilu, su pinigais viskas gerai, pinigų turite, jeigu ten mėgstate turėti tam tikrą sumą ant sąskaitos, kad jaustumėtės ramiai, tai vėlgi papildysite tą savo sąskaitą ir jau turėsite tokią sumą, prie kurios jūs pripratote. Taip, korta saikingumas, tai yra korta tokio palaikymo iš aukščiau. Tai galite labai stipriai pajausti, kad jūs palaiko angelai sargai, kad jūs palaiko visata, aukščiausiosios jėgos. Tas palaikymas gali ateiti per ženklus, per kažkokius tai įvykius sėkmingus, per tai, kad jūs kažko tai panorėjote, paprašėte, pabendravote su angelais sargais ir jums išsipildo arba susiklosto viskas labai sėkmingai, nežiūrint tai, kad jūs ten turite kažkokių baimių ir pergyvenate. Korta jums duoda priminimą, kad reikia kreiptis daugiau į savo angelų sargus ir daugiau su jais saveikauti, galbūt dėkoti, galbūt prašyti, prieš einant daryti kažkokią ten, sakykime taip, svarbų reikalą, irgi paprašyti jų pagalbos. Taip, toliau gali būti kažkokia tai aštri situacija su vyru, ateina korta imperatorius ir kardų pažas, tai vėlgi imperatorius, tai gali reikšti kažkokį jūsų vadovą,
asmenį, kuris užima aukštesnę socialinę padėtį negu jūs. Nu, paprastai tai yra vyrai vadovai, imperatorius vadovas. Ir va tai na korta pažas kardų, tai korta kritikos, tai korta pretenzijų ir priekaištų. Tai vėlgi žiūrėkit, arba jūs gali pakritikuoti, pareikšti jums kažkokias pretenzijas darbe, arba darbe su šituo asmeniu, su tuo imperatorium, nu va tikriausiai jūsų vadovu, jūs galite turėti kažkokį konfliktą, ginčą, barnį, susibarti, galite labai aštriai sureaguoti, tai va vėlgi turėkite omeny, galbūt reikėtų sukontroliuoti savo emocijas, galbūt reikėtų reaguoti ne taip aršiai, va kažkaip tai suimti save į rankas, ane, ir pasižiūrėti, kad paskui nebūtų neigiamų pasiekmių. Taip, toliau žiūrėkite, galite norėti pabūti vienumoje arba aplinkybės taip susiklostys, kad jums teks pabūti vienumoje. Nu, va tai na korta atsiskyrėlis, tai yra arba žmogaus toks vidinis noras atsiskirti nuo visų, pagaliau ten nuo šeimos, nuo sociumo, nuo darbo, nuo visų bendradarbių, nuo žmonių. Ir pabūti kažkur tyloj vienu du su savimi. Nu, per daug gali būti jums komunikacijos, per daug gali būti sąveikos su žmonėms, su šeima. Tai va čia korta rekomenduoja galbūt irgi, padaryti savo tokią dovaną ir kažkur tai bent jau keletą dienų išvykti ir pabūti atskirai. Nes sekanti korta eina korta 7 kardai, tai korta melo ir apgaulės. Tai žiūrėkite, gali kažkokia tai slapta informacija išplaukti į paviršių rugpjūčio mėnesį ir šitą informaciją gali jūs labai nuliūdinti. Gali nuliūdinti. Nu vėlgi, galbūt sužinosite, kad kažkas tai jums meluoja. Galbūt sužinosite, kad kažkas jūs išduoda. Nu ir žinoma, tai gali jūs įskaudinti. Galbūt bus susidūrimas su kažkokiu bandymu jūs apgauti, su sukčiavimu. Tiesiog sužinosite, kad kažkas tai iš jūsų ten žmonių, bendradarbių ar dar kažko tai bandė, arba jums melavo, arba bandė sugudrauti, kažką nuslėpti, kad, taip sakant, gauti savo naudos, arba ten tiesiog nebuvo su jumis atviras ir sąžiningas. Jums už nugaros kažką tai melavo, slėpė kažkokią informaciją. Tai žinoma, tai gali jums būti taip, tikrai toks gali būti žeidžiantis, žeidžiantis įvykis emocionalus toksai, kuris gali jūs užkabinti, sakykim taip, užkabinti, priversti pergyventi. Tai čia mano brangus jautukai, tokia pagrindinė eina energija, mėnuo gali pasibaigti kažkokiu tai irgi, tokių ginčių, konfliktų, kova. 5 kardai tai yra korta, kuomet jums reikėtų galbūt atstovėti savo nuomonę, savo poziciją. Gali būti, toks konfliktinis įvykis, konfrontacija, galbūt jūs stipriai norėsite save apginti ir irgi jums reikės, nors ir nesinorės įsivelti, taip sakant, į tą mūšį, kad laikyti kažkokią gynybinę poziciją. Galite būti puolami. Taip, tai tiek mano brangus jautukai. Jeigu norėsite asmeninės prognozės, žinote, kur rašyti. Rašykite Facebook'e, tarologė Liudmila, mano profilį. Linkiu jums nuostabaus mėnesio, sėkmės.